Radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir šiandieną pas mus studijoje svečiuojasi Naisių vasaros projektų vadovė, gidė savanorė Irma Lukošiūtė Kvedarienė. Labą dieną. Labą dieną. Taigi pakalbėkime apie Naisius ir jau vien iš pristatymo galiu pasakyti, kad esate vis dėlto gidė ir pakalbėkime apie pačius Naisius, būtent jūsų gidės akimis. Naisiuose takų takeliai yra nuvaikščioti būtent tavo kojomis ir kaip ir minėjau, jau esi gidė ir kada ir kaip pradėjai darbuotis. Taip, tiesa, takelį nuvaikščioti mano kojomis prieš 2 metus. Įkūrinėjo Baltų dievų skulptūrų muziejų Naisiuose. Kad atsiskleistų muziejus, tiesiog mitologija, reikėjo, kad kažkas papasakotų. Taip ir atsiradau aš pirmoji gidė iš visų kitų. Ir taip pradėjom su kitomis merginomis vesti ekskursijas. Supratau. Ir esi patikilusi Žemaitijos, gryna žemaitė iš Luokės, jeigu gerai menu, ar ne? Taip? Taip, tiesa, tikra žemaitė iš Luokės, netoli Šatrijos kalno. Luokės miestelis yra. O aš tiesiog studijavau Šiauliuose 4 metus ir po mokslo norėjau toliau studijuoti magistrą, bet norėjau tuo pačiu dirbti. Tai Žemaitukų augintojų asociacijos prezidentė Valė Macijauskienė supažindino su Ramūnu Karbauskiu ir tiesiog paklausėme, ar būtų kokio nors darbo Naisiuose. Ir mane ir priėmė. Bet kažkaip nebuvo labai kažkokio tai, tarkim, didelio noro keliauti, kaip daugelis, ką tik baigė bakalauro studijas, kur nors į Vilnių ar dar toliau? Ne, tikrai nebuvo noro, norėjau kažkur netoliese, bet Šiauliuose gyvenau ir kažkur tikrai arba Šiauliuose dirbti, arba kažkur šalia Šiaulių, bet kažkur toliau į miestą išvažiuoti, man miestą tai nelabai prie širdies. Supratau. O jeigu paklausčiau tavęs, kaipgi galėtumėte apibūdinti Naisius, kas tau tie yra Naisiai? Naisiai tai nuostabus miestelis ir be to švarus miestelis, taip pat yra daug pramogų. Ir taip pat yra ir renginių, o visi renginiai dar be to nėra nemokami. Tai kultūrinis miestelis. Tai dėl to čia ne vien tik tai mums patinka dirbti, bet ir, aišku, patinka ir atvykstantiems žmonėms. Supratau. Ir dabar pakalbėkime apie gido darbą. Tai pakankamai, manau, tikrai turėtų būti įdomus darbas. Ir koks tai darbas būtent tavo akimis, kaip tu viską matai? Ar tai yra sunku, ar lengva ir panašiai? Darbas tikrai nėra sunkus, nei fiziškai nėra sunkus, nebent gali būti tik morališkai sunkus, nes priklauso nuo pačių grupių, nuo pačių žmonių. Nes jeigu žmonės maloniai klausosi, jiems patinka, domisi apie Naisius, tai net ir malonu pasakoti ir tas darbas tiesiog teikia džiaugsmą, malonumą, pasitenkinimą. O bet būna įvairius, kaip sakau, tų grupių žmonių, kartais pasakoja, atrodo, kad jiems net neįdomu, tiesiog viską pro ausis praleidžia. Tai bet tokių žmonių yra vienetai, iš tikrųjų mažai. Daugiausiai mes laukiam tokių gerų grupių. Aišku. Pakalbėkime apie praėjusius metus, apie 2014 metus. Kiekgi žmonių aplankė per visus 2014 metus Naisius? Tai aš paminėsiu pirmiausia gal 2013 metus, kad pas mus buvo užregistruotų ekskursijų maždaug apie 12 000 žmonių. O 14 metai dar buvo gausesni žmonių skaičiumi. Tai maždaug galim pradėti kažkur apie 17 000. Bet jeigu imant visus renginius, Naisių vasaros festivalį, žmonių buvo tikrai daugiau. O čia tik buvo tik tos užregistruotos ekskursijos su gido paslaugomis. O Naisiuose važiuoja įvairaus amžiaus žmonės, todėl labai sunku pasakyti, kokių žmonių daugiausiai buvo, ar jaunų, ar senų. Bet ir tokių. Tai ir tokių. Nes pas mumis važiuoja nuo pačių mažiausių, nuo darželinukų, net ir nuo lopšelio. Buvo atvažiavę net ir 3 metų, tai tokios grupės. Iš tikrųjų malonu su jais dirbti. Bet aišku, ekskursija tada būna trumpesnė, bet
sakau, būna įvairių. Ir taip pat būna ir seniorų. Taigi, papasakok mums visiems, ką pristatai Naisiuose, padaryk tokią virtualią ekskursiją po Naisius. Jau kaip žinia, galima pamatyti viską virtualiai, apskritai internete, bet tiesiog papasakok trumpai, neišduok ten visų įdomių dalykų, kad galėtų dar patys žmonės pamatyti ir susipažinti. Tai pirmiausia, atvykę žmonės į Naisius pamato Šiaulių rajono literatūros muziejų, kur yra įsikūręs sename dvare, Zubuvo dvare. O dabar literatūros muziejus veikia kaip 28 metus. Toliau pamato Žemaitukų žirgyną, veislyną. Susipažįsta su Žemaitukų veisle. Toliau yra Baltų dievų skulptūrų muziejus, Rinkilų muziejus po atvirom dangumi. Žmonės vaikštinėja pažintiniu taku 1,400 metrų su gide. Taip pat turime ir Baltų žolynų muziejų, tai yra genofondinis muziejus, kuriame pasodinti vien tik lietuviški ir daugiamečiai augalai. Toliau kultūros namuose yra įsikūręs Naisių žemės istorijos muziejus, kuris padalintas į 4 sales, apibūdina pačius Naisius, seniausius Naisius. Projektų salė yra, kurie yra esame muziejai supažinami Naisių vasaros teatro ir serialo kambarys ir Kosto Gendvilo prisiminimo kambarys, laikmečio tiesiog ta aplinka, tas muziejus. Ir taip pat laukiam ir kitų muziejų, kurie bus pas mus Naisiuose. Taigi, jeigu taip apskritai žvelgtume į Naisių gyventojų skaičių ir muziejų santykį su gyventojų skaičiumi, tai manau, Naisiai tikrai pirmauja ir šiuo atžvilgiu, ar ne? Taip, tikra tiesa. Tai dėl to ir Naisiai pilno yra muziejų ir tiesiog nėra tokio gal miestelio ar miesto, kad tai būtų to pilno įvairių muziejų, nes yra tikrai pasirinkimas ir žmonės atvykę Naisius gali visą dieną praleisti. Tiesiog jeigu visas imant pramogas, visus muziejus jau išsamei išklausyti, tai tikrai prireiktų visos dienos. Kągi, dėkoju Jums ir metas muzikiniai pertraukėlį, po kurios ir tęsime pokalbį. Radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje toliau tęsiasi laida Radijo svečias ir primenu, kad šį kartą pas mus studijoje svečiuojasi Naisių vasaros projektų vadovė ir gidė savanorė Irma Lukošiūtė Kvedarienė. Pakalbėkime apie tos žmonės, kurie štai atkeliauja į jūsų vedamas ekskursijas. Kas jiems būna įdomiausia, kas juos sužavi? Pirmiausia, sužavi, kad Naisiai tai gražus miestelis, švarus miestelis, sakė, nėra šiukšlių, kaip neįprasta kitur. Paskui vaikams labiausiai patinka Žemaitukų žirgynas, Žemaitukų veislė, o kitiems žmonėms patinka iš tikrųjų muziejai, nes tai Inkilų muziejus, tiek skulptūrų parkas, galim sakyti, kad pirmieji Lietuvoje įsikūrė tokie muziejai, kur yra viskas išsamei parodyta ir galima su gidėm viską sužinoti, visas tas paslaptis, mitologiją. Ir beje, kalbant dar apie vieną labai įdomų dalyką, kuris jau po truputėlį kyla į viršų, tai yra Baltų arena. Taigi, kasgi per areną ir kas joje vyks, plačiau apie tai? Tai yra naujas projektas, pradėtas 2014 metais. Arenos plotas maždaug bus 32 000 kvadratinių metrų, remiantis Romos Koliziejaus matmenimis. Aukščiausia vieta turėtų būti maždaug iki siekianti 16 metrų aukščio. Arenos viršuje bus takas, su juo bus galima pasivaikščioti, Baltų arenos viduryje stovės scena, vyks renginiai, koncertai, Naisių vasaros festivalis, o žiemos laikotarpiu bus žiemos atrakcionų. Tiesiog kaip ir parkas, judėjimo trasa bus padaryta. Ir arenoje maždaug turėtų tilpti apie 15 000 žmonių. 15 metais, pavasarį, vasarą žmonės jau galės vaizdą pamatyti, kaip atrodys Baltų arena. Bet pats atidarymas vyks 2016 metais pavasarį. Taigi dar sulauksim viskas, kaip sakoma, tik tai prieš akį. Beje, kalbant apie ekskursijas, labai vienas svarbus dalykas, ko tikriausiai niekur kitur Lietuvoje mes nerasime ir negausime, kuogi yra išskirtinės tos ekskursijos? Taip, žmonės užregistravę
ekskursijai pirmiausia gauna gido nemokamo paslaugas, visi muziejai yra nemokami ir reikėtų žmonėms registruotis numerį 8611 33333. O jeigu jau daugiau informacijos reikėtų, tai www.naisiuvasara.lt. Puslapyje taip apslankyti, yra visi muziejai surašyti, taip pat ir virtualus muziejus bus, kur galės taip pat žmonės susipažinti ir paskui, jeigu sudomins muziejai ir tiesiog užsiregistruoti maždaug prieš 3 dienas ir atvykti Naisius, realybėje viską pamatyti. Ir taip pat mes turim ir nemokamą autobusą, kur važiuoja po visą Lietuvą, grupės veža į Naisius, bet taip pat reikia dėl autobusų irgi registruotis. Ne prieš 3 dienas, o jau anksčiau ir prieš keletą mėnesių. Ir tiesiog autobusas nemokamas. Ir tiesiog vėl atvykę žmonės su mūsų autobusu ir vėl gauna nemokamą gido paslaugos, visi muziejai nemokami, taip pat mes dar užvežame į Kryžių kalną. Iš tikrųjų, čia yra galimybė žmonėms tiem apsilankyti, kurie ar bedniau gyvena, ar tiesiog sunku su kažkuo susiderinti ir išvykti, o čia vis tiek yra jau planuojama iš anksto. Ir jau galima viską atidėti savo darbus ir atvažiuoti Naisius. Taigi dar vienas klausimėlis, kalbant apie šiuos metus, žinoma, per daug neįsiplečiant, kuogi šie metai yra labai svarbus Naisiams ir kasgi dar laukia, kokie renginiai šiais metais. Tai tapome nuo 15 metų Lietuvos mažąja kultūros sostinė. Ir tiesiog Naisių ateitis bus puiki ir toliau. Ir 15 metais kiekvieną mėnesį bus įvairiausių renginių. Bus švenčiamos visos baltiškos šventės, taip pat Naisių vasaros festivalis kiekvienais metais vyksta Liepos mėnesį 2 savaitgalį. Taip pat penktadienį muzikiniai vakarai, kurie prasidės nuo gegužės iki maždaug rugsėjo pabaigos, 15 kartų. Ir pas mus bus vardai atlikėjai. Ir tiesiog bus penktadieniais vakare, muzikinius penktadienio vakarus galės pamatyti žmonės, kurie atvažiuos į Naisius. Arba tiesiogiai bus transliuojami taip pat per internetą, per mūsų tinklalapį www.naisiuvasara.lt puslapį. Ir kaip supratau, tie vakarai bus nemokami, taip? Taip, pas mumis visi renginiai yra nemokami. Ir visi renginiai švenčiami be alkoholio. Ir tiesiog kiekvienas renginys yra skirtas visai šeimai. Na ir paskutinysis klausimas, vis dėlto kokia Naisių ateitis tavo akimis, kaip tu viską įsivaizduoji, na tarkim, galbūt po 10, po 15 metų ar panašiai. Kuo tolyn, to Naisiai gražės, to daugiau muziejų atsiras, nes dabar projektuose yra, kad turėtų pas mus atsirasti Tautodailės muziejus, Svirnė senajame, o tas Svirnas priklausė Zubuvo dvarui. Taip pat yra prie Zubuvo dvaro dar Karvidės. Ir Karvidėse atsiras amatų centras. Tai kiekvienais metais kažkas po naują muziejų atsiras, taip pat renginių daugės ir taip pat ir žmonių. Nes visi renginiai, visi muziejai yra nemokami ir žmonėms malonu, nes kaip ir minėjau anksčiau, tai yra gražus miestelis, švarus miestelis ir žmonėms net malonu. Ir kiti žmonės ir kad atvažiavę Naisius, sako, čia tiesiog taip malonu, jautiesi kaip namuose, atrodo, kad visi žmonės yra pažįstami. Ir jiems labai patinka atvažiuoti ir vieną kartą, ir daugiau kartų. Ir net būna taip yra ekskursijas, kad kiti vaikai net ne vieną kartą yra atvažiavę, nes jiems patinka atvažiuoti. O toliau ateityje bus daugiau tokių žmonių, kur tikrai norės pasižiūrėti, kaip jie keičiasi, nes jau ir dabar yra Naisiai pasikeitę. Kiti žmonės prieš 5 metus atvažiavę, dabar nebet pažįsta. O kiekvienais metais vis mes gražėjam, daugiau atsiranda tų muziejų, tai vis bus dar puikiau. Aišku. Ir dar vienas klausimas apie Naisių žmonės. Šiek tiek užsiminėjai, kokie jie? Naisių žmonės, kaip ir visi, Lietuvos žmonės, paprasti, mieli, draugiški, padedantis, taip pat dalyvauja ir renginiuose ir jeigu reikia renginius organizuoti, jie mums padeda draugiškai, mielai priema ir svečius, kaip nes vis tiek mes po Naisius, po Baltų dievų skulptūrų muziejų vaikštome, po Naisių gyvenvietę, bet jie iš tikrųjų žmonės yra supratingi, mieli, draugiški, darbštus, nes kaip taip pat buvo paminėta per ekskursiją, kad žmonės kai atvažiavo, o sako, o kur Naisių žmonės? Sako, nei vieno nesimato. Tai sakau, dirba žmonės kaip ir kiti, tiek jūs dabar pramogaujate, atvažiavote.
tai iš tikrųjų labai faini Belieka žmonės. tikrai pasidžiaugti. Taip, tikrai reikia džiaugtis ir Naisių žmonėmis, ir mūsų mecenatu Ramūnu Karbauskiu, ir visais muziejais, ir savanoriais gidais, ir visais renginiais, organizatoriais. Iš tikrųjų labai džiugu. Aišku. Kągi, dėkoju tau ir primenu, kad šiandieną pas mus studijoje svečiavusi Naisių vasaros projektų vadovė, gidė, savanorė ir dar galėtume daug kitų titulų suteikti, tiesiog labai geras žmogus, tai būtent Irma Lukošiūtė Kvedarienė. Tad dėkoju tau ir gerų ateinančių darbų. Prašom. Iki. Ačiū. Iki.